Sveiki, šiandien startuoja mūsų pirma Prieik sektoriaus laida ir joje kalbinsime mūsų komandos krepšininkus, ryškiausius Lietkabelio fanus ir gausybę kitų įdomių žmonių. Mūsų laidą galėsite rasti YouTube X Sector kanale ir šios dienos pirmasis mūsų svečias, ko gero, pristatyti nereikia. Tai mūsų miesto veidas, Panevėžio pasididžiavimas ir galbūt būsimas Panevėžio miesto meras Gabrielius Maldūnas. Labas. Labas. Tai kaip praėjo vasara tavo? Vasara smagiai, kad nors ir atrodo, ką tik baigiam sezoną, bet va jau ir kitas atėjo. Tai taip greita vasara, bet daug spėjom ką su žmona nuveikti. Tai. Gal buvot kur išvykę, kurias šalis aplankėt? Jo, tai buvom ir Vokietijai, Lenkijai, Ispanijai, Anglijai, dar kartą Vokietijai. Ką veikėt? Keliavot tiesiog, ar ką nors matėt? Šiaip mums patinka futbolas, tai buvom Europos čempionate. Tai matėm Slovakiją prieš Ukrainą, kai žaidė, tai va, ukrainiečius palaikėm rimtai. Tada buvom Anglijai ir mano ir žmonos sesės gyvena Anglijai, tai aplankėm ir mano sesę, ir žmonos sesę, tai su šeimom biškį pabuvom, tai tokios gavos atostogos netradicinės, bet... Bet buvo smagu. Bet jo, buvo labai smagu. Supratau. Artėja rugsėjo 1 dabar. Koks Gabrielis buvo moksleivis? Koks vaikas buvo? Ar daug tėvam vargo buvo? Šiaip, čia tėvų reikia klaus labiau, bet... O tai ką pats atsimeni? Bet kiek atsimenu, tai geras buvo. Geras ir moksleivis, ir vaikas geras, tai... Jo, stengdavausi kuo geriau ir mokyklai, kokius geresnius pažymius gauti, kas man paskui padėjo į Ameriką išvykti ir geresnę mokyklą patekti, geresnį universitetą įstoti. Tai jo, aš toks buvau, nesakyčiau, kad buvau pirmūnas, bet visada darydavau namų darbus ir visada eidavau pamokas, nei vienos pamokos nepraleidęs, tai tarsi, kas nesusijęs su krepšiniu, tai jo. Mėgstamiausia mokytoja kokį turėjai? Mokytoja, turbūt mano auklėtoja buvo dabar jau amžinatilsį Pranskevičienė, tai 5 vidurinį mokiausi ir buvo mano auklėtoja, tai jo, labai mes gerai sueidavom ir dabar su jos sūnumis irgi pabendraujam, vienas iš sūnų Lietkabelio rėmėjas, tai jo, labai smagu dar, kad palaikom ryšį, tai jo. O nemėgstamiausia mokytoja? Dabar nemėgstamiausia dažniausiai ir neprisimeni, tai palikim šitą. Stebėjai Paryžiaus vasaros olimpiadą? Jo, kiek įmanoma stebėjau, aišku, gaila, kad Lietuvos krepšininkų to 5x5 nebuvo, bet bent jau buvo 3x3, kad mano geras draugas Gintas Matulis ten žaidė, tai kaip tik šiandien turėjom pokalbį telefonu, vėl pasidalijo savo įspūdžiais, prisiminimus. Pergyvenai žiūrėdamas? Tai jo, aišku, draugus visą laiką palaikai, tai labai norėjau, kad jam pasisektų ir visai komandai, tai džiaugiuosi, kad pavyko buvo labai gerai. Jo. O kurią šalį palaikai 5x5? Ar žiūrėjai, stebėjai? Stebėjau, bet kai vyko tie play-offai olimpiados, tai keliavau šiek tiek, tai ne tiek teko pastebėti, bet šiaip gal už vokiečius labiausiai buvau, nes man Vokietija kaip šalis prie širdies artima, tai ja. Kur save matai baigęs krepšininko karjerą? Tai dabar, kuo ta karjeros pabaiga arčiau, tuo daugiau minčių visokių kyla, bet su žmona dažnai pasišnekam, tai kaip ir Panevėžyje save matom, savo visą šeimą o ten kokia profesija, tai tikiuosi kažkas vis tiek bus su krepšiniu, ar dabar ir stovyklos organizuojate, gal kažką su jaunimu, gal ir Lietkabelį pavyks toliau kažką tęsti po krepšinio karjeros, tai tačiau bus matyti. O šitas sezonas aplamai tavo kaip profesionalo karjerai kelintas? Profesionalo 10. Jo, 10. Oho. Supratau, artėjo tos 500 tavo rungtynės? Kokia to paslaptis? Kokia tavo aplamai yra sezono metu dienotvarkė, ką tu veiki, kaip atsikeli, kaip būna treniruotės? Mityba tavo. Tai čia, aišku, kažkiek susiję tie klausimai, nes
vis tiek tas mano gyvenimo būdas gal ir padeda man išlaikyti tą nepraleistų rungtynių seriją ir visą laiką būti pasiruošus žaisti. Tai nežinau, aš šiaip daug laiko skiriu ir mitybai, ir miegui, kad stengiuosi ir neužsivėlinti naktim, kad gerai išsimiegoti. Ir aišku, mitybą labai prisižiūriu, kad, žinoma, būna tų nuklydimų, aišku, bet dieną iš dienos tai stengiuosi kuo geresnį tą maistą valgyti, kokios kiaulienos vengti ar tų bulkelių, kaip sakant, irgi, bet aišku, leidžiu savo ir pasilepinti kas nuo karto, tai tas balansas irgi labai svarbu gyvenime. Supratau. O tavo manimui, ko žmonės dar nežino apie krepšinį? Kokia yra nematoma krepšininko pusė? Ką tau tenka aukoti dėl to, kad tu galėtum žaisti? Tai nežinau, ar čia labai nežinoma, ar žinomas toks dalykas, bet tiesiog tos tokie kaip rėmai įstatyti į dienotvarkę, kad realiai tu gyveni viską nuo rungtynių iki rungtynių. Tai ta mano žmona irgi pajaučia, kad viskas sukasi apie tas mūsų grafikas, visas apie rungtynės. Tai nei savaitgalį laisvų neturim, nei nieko, tai tas gyvenimas toks keistas būna. Tai gal žmonės to kartais ir nesupranta ir būna, nežinau, koks giminių, ten gimtadienis kažkieno ar šiaip pasibuvimas, tai ir klausia, kodėl tu negali atvažiuoti, jeigu tau nėra rungtynių, tai sako, negali tipo vienos treniruotės praleisti, negali, tai, nes kiekviena treniruotė daug labai duoda, tai gal to žmonės kažkiek ir nesupranta, kad tu turi būti kiekvieną dieną pasiruošęs ir negali ten išvykti kažkur ten į kaimą ar prie jūros ar kažką, nes vis tiek tau reikės grįžti ir treniruotis. Tai dažniausiai vieną laisvą dieną turim per savaitę turim, o kad 2 iš eilės laisvas turėtume, tai labai retai būna. Grįžkim prie olimpiados reikalų. Kokie yra pačio atsiminimai iš tų, kaip tu žaidai, gal kokių nuotykių linksmų, gandų? Iš olimpiados žaidžiau, kad kur ta prasme, nes aš už Lietuvos rinktinę žaidžiau. Taip, aš apie tą turėjau mintį. Ne taip išreiškiau. Tai tam pasaulio čempionatas buvo, ne olimpiada, tai jo. Tai net nežinau, nuo ko čia pradėti, gal ta pati pradžia buvo labai tokia kaip ir netikėta man, kai rinktinę pakvietė, nes vis tiek kaip realybė tikrai yra, kad yra daug geresnių žaidėjų už mane, kas yra kandidatai rinktinai, ypač mano pozicijose, ten Valančiūnas, Motiejūnas, Sabonis, tokie centrai, tai čia nepalyginama, bet, kaip sakant, kai eini teisingų kelių ir tiki, kuo darai, tai ir kartais kortos sukrenta taip, kad ir man pavyko gauti tą pakvietimą rinktinę, tai aš, kai treneris Masytis paskambino, paklausė, ar norėčiau prisijungti prie treniruočių stovyklos, tai nebuvo dvejonių, kad ar važiuoti ar ne, tai net negalvojau, ar paims mane tą 12, ar nepaims, sakau, važiuoju ir tiesiog pabūt toje aplinkoje ir viską, tai jo, ir šiaip tikrai labai geri atsiminimai. Nuotykių kokių? Nuotykių, tai čia pasiliksim savo šiaip. Tokių, kad buvo aišku smagu su rinktinė ir visai ta vasara gera buvo ir pačiai rinktiniai, nes tiek 6 vieta pasaulyje, nors ir tas paskutinis pralaimėjimas Latvijos gal kažkiek apkartino viską, bet aplamai viskas gerai buvo. Panevėžy, kai žaidėt, tai prieš prancūzus tada, Viktoras Vembanianas tas kaip žaidė. Tavo geras buvo rungtynės? Ne, aš Panevėžy nežaidžiau tada prieš prancūzus, aš prieš prancūzus žaidžiau Prancūzijai. Jo, tai prieš Vembaniamą teko Prancūzijai man pažaisti, tai... O jis tau dabar patobulėjęs atrodo nuo to laiko? Tai, aišku, patobulėjęs, jo, nes kiekvienais, ne kiekvienais metais, bet kiekvieną mėnesį atrodo tobulėja, jis vis tiek dar toks jaunas, nors ir tada, kai žaidėm, jis atrodė, tikrai matėsi, kad NBA vertas žaidėjas ir kad ateitis jau tikrai šviesi, bet dabar, ką mačiau iš jo olimpiadoje, ką jisai darė, tai įspūdingas krepšininkas ir džiugiuosi, kad
kad ne tik teko prieš jį žaisti, bet ir teko kamuolį iš jo atimti ir apsiginti ne kartą. Tai jo. Aha, o šiaip tokie va kaip prieš Luką, kaip Dončičių, tą Vembanjaną, jie šiaip žmonės bendraujantis yra, ten kalbat kažko? Ar... Šiaip aikštelį tai labai kaip ir neteko bendrauti. Neprovokuoja kaip nors, ne? Ne, su Luka, pavyzdžiui, tai teko bendrauti, kai pasaulio čempionatas vyko ir mes visas komandos vienam viešbutį gyveno ir ten būdavo toks kambarys, kur ten gali biliardą pažaisti, ten PlayStationai visokie, futsalai, tai ne futsalai, kaip ten tie, futbolo, kur su tais žaisti. Ir tai ten Slovėnų rinktinė labai dažnai būdavo, tai irgi teko su Luka kažkiek. Kokį to įspūdį kitas rungtynės, ten būdavo televizoriai, kitas rungtynės rodydavo, tai tiesiog atrodo šalia sėdi ir šnekėsi kaip su normaliu žmogum, nieko tenai įspūdingo su juo, tai labai toks, kaip sakant, žemiškas jisai ir bendrauja kaip lygus į lygį, tai labai smagu dėl to buvo. Šią vasarą, antrą vasarą berods buvo, kaip tu vaikų stovyklą darai. Taip, antrą vasarą. Kokie buvo iššūkiai, kas buvo sunkiausia? Tai sunkiausia buvo turbūt pati pirma vasara, pernai, kai viską tiesiog organizavom ir nežinojom, kas bus. Tai jo, čia su treneriais Mantu ir Matu mes pradėjom jau prieš 2 ar 3 metus mums gimė šitą idėją, kad Panevėžy vis tiek trūksta tų vasaros gal veiklų kažkokių, užsiėmimų vaikams, tai nusprendėm tą tokią pabandyti stovyklą. Tai pirmais metais jau buvo tikrai iššūkis, nes nežinojom, kas laukia, nei kas bus, nei kiek tų vaikų susirinks, nei kaip čia kas. Tai jo, ta pati organizacija, tai buvo sunki, nes aš realiai, jie kaip treneriai buvo, aišku, padėjo organizuoti, bet aš daugiausiai viską apsiėmiau organizavimu. Gali gal papasakot, ką vaikai veikia per tą stovyklą? Jo, tai mūsų idėja yra, kad vaikai tokia ne tiek, kad užimtumo stovykla, bet kad krepšinio įgūdžių tobulėjimo stovykla būtų. Tai jie ateina ryte, turi treniruoti, virš valandą 15, valandą 30 gal pasitreniruoti. Tokia kaip grinai norim parodyti, kokia krepšininko dienotvarkė būna. Tai būna ryte treniruoti, po pietų ten duodam jie maisto, kad pailsėtų, kad raumenys atsigautų, nepervargtų ir tada vakare antra treniruotė. O tada kitą dieną vėl jau fizinio rengimo panaudojam treniruotę, taip pat krepšinio treniruotę ir po to po pietų būna kažkokia veikla. Tai irgi tas buvo irgi iššūkis, svečių organizavimas, kad visiems viskas patiktų, kad svečiam irgi būtų įdomu, kad vaikam nebūtų nuobodu. Tai tokio irgi veiklų visokių bandėm ir ten pernai Jonas Mačiulis buvo, Rokas Grajauskas, Gediminas Petrauskas buvo, ir tada krepšininkų kaip Lipkevičius, Varnas, Normantas buvo. Tai va, Normanto apsilankimas labai nustebino. Tai Normantas, mes su Normantu labai geri draugai yra. Nes ir mūsų žmonas realiai geriausias draugas ir mes tikrai labai gerai sueinam, tai mes ir jų liudininkai buvom vestuvėse, tai jo, mes su Normantu jau iš seniau pažįstam ir jo žmona Panevičietė, aš dar ją iš anksčiau irgi pažįstu, tai jis gerai sueinam, tai jis tikrai net nebuvo jam idėjų atvažiuoti man pagelbėti stovyklą ir susitikti su vaikais. O tau pačiam kaip sekasi megzti ryšį su vaikais? Bet jie tave myli mūsų, ko gero. Tai tikiuosi, tai čia vaikų reikia klausti, kaip sekas man, tai man organizavimas patinka, treniruoti vaikus nežinau, ar sugebėčiau, nes vis tiek reikia daug ką žinoti, daug kantrybės, daug ir šiaip patirties reikia, kad ką daryti. Dėl to aš pats jų per stovyklą netreniruoju, o samdau kitus trenerius ir mano ir buvę komandos draugai čia iš sporto centro, dar kai lankiau krepšinį ir jie atėjo dabar padėti ir treniruoti. Tai jo, bet šiaip stengiamės aš. Kai nevyksta treniruotis, tais vaikais kažkiek pabendrauti irgi stengiuosi, kad palaikytą ryšį. Mažai ką žinom apie tavo šeimą, apie Editą. Ar galima sakyti, kad jūs suvedė krepšinis?
Tai taip, sakyčiau, kad Ji taip. buvo šokėja. Jo, į Ryto šokėja, o aš žaidžiau tuo metu Nevėžį ir mano komandos draugas tuo metu, Regimantas Miniotas, irgi draugavo su Ryto šokėja. Ir tiesiog kažkaip gavosi, kad jie, ne tai, kad nusprendė, bet pasiūlė, kad mes būtume galbūt gera pora ar ką panašiai, tai tiesiog taip jie mus suvedė ir aš parašiau Editai, pakviečiau nueiti išgerti kavos ir nuo to laiko bendraujam iki šiol. Kiek metų? Tai dabar jau kiek 5,5 dabar, tai jau 6 eina jau. O jinai kilus iš Palangos yra? Ji iš Palangos, taip. Aha. Iš Palangos. O dar norėjau paklausti, jinai užsieminėjo savanorystėm su niekieno vaikais. Kaip jai Tai pačiai... vis dar užsiiminėja. Vis dar užsiiminėja. Taip. Ir kaip jai pačiai, kaip jinai jaučiasi, nes ne kiekvienas gali. Tai čia tai labai įdomi tema irgi, tai reikėjo ją pakviesti podcastą irgi, galėsiu galva bus idėja, kada žmoną pakalbint. Tai va. Tai, bet jo, čia kai mes susipažinom, tada jin dar šoko Ryte, bet tada aš perskeliu Lietkabelį. Tai vieną sezoną atžaidžiau, bet jin tada labai norėjo su manim kartu gyventi, tai mes nusprendė, kad nori į Panevėžį atvykti. Tai baigė tą savo šokėjos karjerą Ryte ir nusprendė, kad nori perskelti į Panevėžį. Tai ir tada kažkokių norėjusi, nes kadangi šokį baigėsi, tai norėjusi naujų veiklų. Tai nusprendė tos savanorystę užsiimti ir neatsimenu, kaip jin rado tos niekieno vaikus, ar ten skelbimą ar ką, bet jos susirado. Žodžiu, eina į ligoninės pas vienišus vaikus ir juos slaugo ir globoja. Čia yra, aš kaip suprantu, principas toks. Iš esmės, nebūtinai tie vaikai vieniši, ar ten tėvai ten mažiau pasiturintis, ar nelabai galintis tos vaikus prižiūrėti, bet ten būna, kad ar vaikai su negaliam, ar būna be negalių, man atrodo. Aš bijau dabar primeluoti irgi, kad kažką, bet jie eina į ligoninę ir tiesiog prižiūri tos vaikus, ten visokio amžiaus būna ir nuo metų iki ten gal, nežinau. O jai pačiai kaip šita veikla? Jai labai patinka, tai jeigu nepatiktų, tai ir nedarytų, bet dažnai irgi daug kas klausia, kad kaip čia savanorystė, kaip čia vadinas labai altruistiškas žmogus, kad kitiems padedi, bet jinai vis kartoja, kad savanorystė labiau yra, kad tu dėl savęs darai, o ne dėl kitų. Tai, nes apie save daug randi dalykų ir daug supranti apie kas tu esi, ko tu nori. Tai čia realiai ne dėl tai, kad dėl kitų, bet dėl savęs darai tą savanoriavimą ir kažkaip taip gaunasi tai. O kaip jai pačiai sekėsi Panevėžį prisijaukinti? Ar patiko jai tas kaip miestas? Aišku, bet koks aplinkos pakeitimas iš pradžių nėra lengvas. Dar kai čia atvyko, buvo kaip tik karantinas, tai irgi tas miestas tuščias būdavo, nieko daug nebūdavo, bet po truputį prisijaukino. Tai tas visas veiklos, savanorystės visokios irgi padeda ten. Nes, aišku, aš turiu savo draugų, šeimos, giminės ratą, tas Panevėžys man nėra svetimas, bet jai vis tiek toks atrodo visur, kur mes einam, viskas eina iš mano pusės, bet kai gavo tą savanorystę, kad kažkokių kitokių veiklų, kur yra atskirai nuo manęs, tai irgi tas, manau, padeda labiau integruotis į miestą ir bendruomenę, tai labai džiaugiuosi, kad jin irgi tą daro ir toliau, ir nenustoja, toliau ieško visokių dalykų. Supratau. Kokios būna maldūnų šventės? Gal kažkokių tradicijų turit? Gal kažką veikiat su tėveliais kartu? Šventės, tai tokios kaip, tradicinės, tai Kalėdos, tai Velykos, bet mums labai viskas, kaip ir prieš tai minėjau, kad viskas sukosi aplink mano rungtynės, tai tos pačios Kalėdos, tai bandom pristaikyti, kad ir į Palangą, į Editos kraštą nuvykti, tai dažniausiai tai irgi labai įvairiai būna, kartais kūčios pas juos, kartais kūčios pas mus, Kalėdos atvirkščiai,
labai priklauso ir nuo mūsų treniruočių grafiko. Tai va, o tos šventės tai daugiau nežinau. Kažkokių specialių dalykų neturim, bet vis bandom kažką pasiplanuoti. Grįžkime praeitą sezoną. Sunkoka buvo. Jo. Kas buvo sunkiausia? Sunkiausia gal tas stabilumo stoka, sakyčiau, kad kiekvieną treniruotę eidavai, nežinodamas, kas galės sportuoti, kas negalės. Tai realiai kiekvieną treniruotę ateidami, vos nejuokaudavom, tai kiek šiandien sveikų turim. Tai va tas sunku buvo. Ir ten vienas rungtynės vienas, kitas, tai tas labai išmušė iš to ritmo. O kai tokie sunkumai būna, ar neatsiranda kažkokia įtampa, trintis tarp komandos draugų? Tai nenori vis tiek atsiranda. Tai vis tiek visi mes esam krepšininkai, visi maksimalistai, tai visi norim kuo labiau padės komandai, visi norim ir tų taškų įmesti ir viską. Tai kartais ir tas, nežinau, gal kažkas nežaidžia vienose rungtynėse, ten dar gauna mažiau pažaisti, gal tada labiau nori grįžęs dar labiau parodyti, ką moka. Tai gaunas tokių visokių trinčių ir nenori. Tas sezonas ilgas ir imunitetas nusilpsta ir tada savijauta prastesnė ir irzlesni tampam. Ir kai tiek daug 10 mėnesių realiai visi vos ne kiekvieną dieną mataisi, realiai mes daugiau laiko praleidžiam negu su šeima. Ar kažkaip jūs kaip su Vyteniu, kaip ilgiausiai žaidžiantis, ar stengdavotės kažkaip nusulipdyti visus, kad jie būtų? Tai aišku stengdavomės, jo, tai būdavo ir visokių pasisėdėjimų ir aš pas save pasikviesdavau ir į kokią kavinę nueiti, tai būdavo, bet irgi būdavo sunku visus sukviesti į vieną vietą, nes visi vis tiek, kai tiek laiko praleidi kartu, tai kad gauni ten laisvą pusdienį ar laisvą dieną, tu nori su šeima natūraliai praleisti laiką. Tai čia nenori, taip yra. Tai tada irgi toks nelengvas gaunasi, kad nelengvas dalykas, tai visus į vieną vietą sueiti, kad dar papildomai laiko praleisti po treniruočių. Tai jau būna visokių iššūkių. O kaip pačiam išeidavo atsigauti psichologiškai, tarkim, po tokių, skaudžių pralaimėjimų? Jo, tai psichologija labai svarbus. Kaip atrodo, tu žinai, ką reikia daryti, bet, darai ir neišeina. Jo, kartais tiesiog nesigauna, tai jo, pralaimėjimus tikrai nelengva priimti, bet stipriausi su tuo gerai susitvarko ir galiausiai kažką pasiekia. Tai svarbiausia iš kiekvieno pralaimėjimo pasiimti kažką svarbaus, kad iš jų kažkokią pamoką. Tai kaip sakant, kiekviena mūsų patirtis, kiekvienas dalykas, mes galime kažką iš jo pasisemti. Tai jo, ta psichologija tai labai, labai svarbu krepšinį, kad nesusigniukždyto pasimokyt kažką, tai tas svarbiausia. O yra komandai kaip 100-ojo taško šventimas? Kai buvo pažymėti tavo pamušti kamuoliai visi? Tai turime tokį kaip ir lapo komandos taisyklių, kuris jau nuolat tobulinamas, bet mes su Vyteniu nustatom tos rėmus, kaip sakant, prieš kiekvieną sezoną ir kartais kažką pakeičiam. Tai ten už techninės pražangas kiekvienas žaidėjas ten turi savo nuobaudą tam tikrą, jeigu ten su netokiais rūbais ateini arba važiuoji į kelionę arba skrendi lėktuvu. Ką reiškia netokie rūbai? Tai mūsų vadovas Lukas, jis prieš kelionės parašo, ką reikia rengtis, kad keliauti tokiom maikėm, ar ten treningais, ar striukiam, ar kuprinėm. Tai jeigu kas nors ateina ne su tą maikę, tada jau mes visi džiaugiamės, nes papildys komandos biudžetą.
Tai jo, tai turim tokių dalykų ir ten dar skambantis telefonai per komandos tos susitikimus ar vakarienės, tai jo, ir tas 100 taškas irgi. Tai ten yra tam tikra suma, kurią gali tiesiog atnešti biudžetą arba nupirkti komandai picų, sušių, burgerį. Tai didelė suma yra. 70 eurų dabar tokia suma. O tai kaip su sezonu gal kyla paskui, ne? Tai jo, anksčiau mažiau būdavo, bet po truputį vis kyla, bet dabar jau visai nemaža suma, tai palikom šiam sezonui tokia pat. O kas dėjosi tada tavo pačią galvoj tenoj paskutinėse varžybose? Nes mes Tai visi ten iš jau- proto išėjom. Tai jau net nepasakysiu, kas dėjos, turbūt nieks nepasakys, kas dėjos, nes tiesiog gyveni su tuo momentu ir niekur. Ir džiaugiesi, tai jo, tas sezonas tikrai labai sunkus buvo ir net sezono vidury sakėm, jeigu pateksime į LKL pusfinalį, jau bus labai geras sezonas. Tai jo, net apie medalius vienu metu net nešnekėjom, nes jau toks Bet tikrai vis tiek viskas gavosi taip gerai. sunkus sezonas buvo, bet jo, tai kaip sakant, kai labai tiki, kai stengiasi, kai eini tinkamu keliu, tai kortos sukrenta. Tai jo. Pats labai jaudinęs einant žaisti tokias rungtynės. Nu, vis tiekgi tu žinai, tu išeisi, bus šimtai akių į tave. Laimėsi, visi tave ant rankų nešios pralošia. Tas jaudulys, tai sakyčiau, prieš kiekvienas rungtynės yra toks, nežinau, kaip čia pilvukė tokie drugeliai, visą laiką būna. Tai kažkaip jau, ar ten 100 žmonių, ar 1000 žmonių, ar ten 5000, kažkaip jau nebėra to didelio skirtumo, nes, sakau, kad ir nuvažiuoji, nežinau, ten Telšius, ar Klaipėdą, Pasvalį, ar tą patį Kalnapilį arenai prieš bet ką žaidė, vis tiek tas jauduliukas yra ir, kaip sakant, dažnai su komandos draugais pašnekam, kol tas jauduliukas yra, tol vadinas, jis dar galima žaisti, tai nereikia baigti karjeros. Tai jo. O kaip pačiam sekasi atlaikyti kritiką, tarkim, pilama, dar kažką tai? Ar pats skaitai po straipsniais komentarus mūsų visų ekspertų tentų? Tai stengiuosi, aišku, atsiriboti kuo daugiau nuo tų ekspertų, kaip sakant. Bet, aišku, nėra smagu tą kritiką matyti, bet kai viduj savęs žinai, kad atidavai viską, ką turi, kad stengiasi kiek galėjai, tai kažkaip mėgiu ramiai. Bet aišku, norisi, kad žmonės tai matytų, kad visiems patiktų, ką darai, bet kaip sakant, visiems neįtiksi. Taip. Yra kaip yra. O treneris Nenadas, koks jis būna? Kaip būna pergalė, kaip būna pralaimėjimas? Jo, šiaip jis labai emocionalus, bet jis labai, sakyčiau, slepia savyje. Nes dažnai jis neparodo tų savo emocijų, koks jis iš tikrųjų yra, ypač prieš kameras ar ten konferencijose, kai šneka jis, aišku, jis vis niekad nemeluoja, viską, ką ir rūbinį pasako tą ir prieš kameras pasako, tai man tas labai patinka jame, kad jis nėra dviveidis, kaip ten kiti treneriai būna, kad prieš kameras vienai pasako, bet rūbinį žaidėjams visai ką kitą sako. Tai Čianakas tikrai jis žodžio žmogus ir ką jis pasako, tuo jis tikrai tiki. Nėra, kad jis sako, kad tik pasakyti kažką, bet jo, ir kartais jis, manau, užsidaręs gana yra, bet savoje kompanijoje jis tikrai ir linksmas žmogus ir daug mėgsta pajuokauti ir daug pašnekamės. Tai jo, bet ir matėsi, kai prieš Uteną tada laimėjom, koks jis emocionalus, tai ką jam tai reiškia, tai jo. O koks žmogus yra Gabrielius Maldūnas? O kaip tu galėtum save patį apibūdinti? Tai pasakyčiau, gal ramus,
sąžiningas. Jo, visada aš stengiuosi už teisybę būti. O daugiau, nežinau, čia apie save labai sunku kažką pasakyti, bet jo, man ta teisybė labai patinka, tai gal. Aha. O kas tave užkrėtė žaisti krepšiniu, kaip tu pradėjai? Nu, tai aš įsivaizduoju, tai yra nuo vaikystės gal kažkokia, ar kieme kamuoliu žaisdavot, ar mama nuvedė į mokyklą? Kai antrokas buvau, tiesiog treneriai vaikščiodavo tada po mokyklos, po klases ir kviesdavo vaikus sportuoti. Ir aš tėvams grįžęs pasakiau, kad va čia buvo toks ir toks treneris atėjęs, Audrius Prokuraitis tada. Ir kviečia eiti prisijungti grupę lankyti krepšinį. Tai jau antroje klasėje, kiek 7 metai man buvo ir tada pradėjau. Ir net neatsimenu, kaip aš užsikabinau, bet patiko man, aš nei ten būdavau išskirtinis savo amžiui, nei ten kažką labai daug pasiekdavau, bet po truputį vis kylau ir pakylau iki Lietkabelio. Tai. Šaunu. Kuriuo komandos buvusiu draugu labiausiai didžiuojasi jo pasiekimais buvusiu? Tai gal dėl kurio labiausiai džiaugiasi? Jau gal apkalbėtas Matulis turbūt, sakyčiau, nes jis mes sakyčiau, gal kažkiek esam panašus tuo savo sąžiningumu, darbo etika. Tai jau aš kažkiek, jis aišku vyresnis už mane ir kai aš buvau Nevėžy, tai jis irgi man daug padėjo, irgi parodė daug gerų dalykų, bet jis kažkaip niekad nebuvo įvertintas tam 5x5 krepšinis. Aišku, nemažai metų žaidė Juventuse, gal ir geri rezultatai buvo, bet jis tam 5x5, man atrodo, taip su tenai nieko ir nelaimėjo. Jis LKL, man atrodo, neturi jokio medalio. Tai va jo pasiekimai, dabar šitas olimpinis medalis man tikrai pradžiugino, nes jis tikrai to nusipelnė ir aš mačiau, kiek jis daug dirba, kiek daug stengiasi, ką jis daro. Tai jo, aš dėl jo tikrai džiaugiuosi. Minėjai su Margiriu, kad esat geri draugai. Ar tarkim nebūna tokių kaip situacijų, kaip tu turi kitose komandose tų gerų draugų ir paskui, kai žaidi prieš jų komandą, tarkim, apsistumdo, ten baudų nesušilpia, ar ten šalkų nesinospa, ar paskui nebūna, kad kaltini, tu man padarai taip, tu čia mane užgavai ir panašiai. Jo, tai būna su draugais, vis tiek dabar tas LKL'as mažas, tai čia tų komandų pakeitimų dažnai būna, tai kai žaidi kažkaip tu to nesureikšmini, tiesiog žaidi kaip ne prieš draugą, tu žaidai prieš varžovą, tai kad ir ten kažkas atsitinka, po rungtynių ten susitikęs, gal iškart po rungtynių ir pikta, bet ten kitą dieną ar ten po savaitės jau juokiesi iš tų epizodų, kas buvo. Tai. Esi pats gavęs nuo kokio draugo? Nuosi į šoną, į dar kur nors? Taip, kad labai stipriai gal ir ne, gal ten kokia alkūnė ar kažkas ten užkliūna, bet dabar taip pat neprisimenu, bet tai nenori vis tiek ten ir dabar su Miniotu mes vis tiek visą realiai seriją vienas kitą dengiam, tai nenori kažkoks pasistumdymas būna, bet nors ir mes geri draugai esam, bet vis tiek vasarą ir susitinkam ir pasiekam iš to, tai jau to kartėlio kažkaip nejaučiam. Kuri tau pati yra saldžiausia pergalė per sezoną? Ne per sezoną, aplamai per karjerą. Per karjerą. Tai dabar nežinau, tokia, aišku, serija prieš Žalgirį buvo tikrai labai įspūdinga, ir ta paskutinė pergalė, kai patekome į finalą, tikrai įsiminė. Ir jo, nes vis tiek pirma komanda nugalėjusi Žalgirį pusfinalį LKL istorijoje, tai tas tikrai išliks visą gyvenimą. Ir
aišku, debiutas už Lietuvos rinktinę įsiminė tikrai. Tada nors Klaipėdoje žaidėm prieš Vengriją, tai irgi pirmieji taškai išliks atminty tikrai. Nors turbūt, tai gal čia dabar šviežiausias, bet prieš Juventusą tas įmušimas, tai irgi, manau, daug labai nulėmė ir galbūt net šio sezono ateitį mūsų nulėmė, galbūt nebūtume Eurocapo gavę ar kažką, tai galbūt ir taip, kaip pagalvoju iš kitos pusės, kad jo tikrai labai svarbu buvo mums laimėti tą seriją. O skaudžiausias koks pralaimėjimas būtų? Kuris taip... Skaudžiausias tai vis tiek prieš Rytą finalas, sakyčiau, nors ne vienas rungtynės, bet galbūt tos vienos, kur ketvirtos rungtynės, kai jo serija buvo 2-1 ir mes žaidėm namuose ir ten gale pirmavom ir būtume išlyginę seriją 2-2, bet tada taip susiklostė, kad jiems viskas sukrito taip, kaip turėjo, mums nesukrito, tai ir jie laimėjo tada 3-1 ir nebesugebėjome sugrįžti. Tai va ta serija tikrai skaudė, nes tikrai galėjom tapti LKL čempionais tą sezoną ir tuo nepasinaudojom. Tai dėl to turbūt labiausiai, negali sakyti, kad gaila, nes atidaviau visą save vis tiek, bet skaudu gal sakyčiau. Ja. Kokiom nuotaikom pasitinkat naują sezoną? Daug sugrįžo pažįstamų veidų? Tai gerom, labai gerom. Jo, mes 4 iš praeito sezono, bet dar Rupštavičius grįžo, Vasiliauskas iš anksčiau, tai vis tiek tokia pažįstama komanda. Tai jo, atrodo, tikrai atjaunėjom ir legionieriai geri surinkti ir Kalaitzakis irgi toks kaip vos ne tas pats atrodo grįžo Panasas, nors brolis dvynys. Tai va. Tai atrodo visi tokie labai darbingai nusiteikę, treniruotės kokios geros. Tai, atsiprašau, tai tikimės gerą sezoną. Kokius keliatės tikslus šiam sezonui? Tai kaip visada, aukščiausias. Tai tie mūsų tikslai jau tradiciniai maždaug tampa turbūt, kad LKL medaliai, KMT medaliai ir Eurocapo atkrintamosios, ko pernai nepavyko pasiekti, gal šiemet pavyks, nors ir grupė stipri. Kaip tau nauji komandos draugai? Tai kaip ir sakiau, visi tikrai geri. O gal pradeda jau ryškėti charakterį, kuris darbingiausias, kuris humoro jausmą turintis, ar... Aišku, dar kiek čia mes savaitę susirinkę, tai dar čia visko neišsiaiškinom, bet jau tie rėmai vis tiek kažkokie jaučias, kad matos, Kalaitzakis atvykęs labai norės parodyti, kad jis ir tikrai labai stengiasi, panašus tikrai į brolį ir norės vėl sugrįžti tą elitą. Ir Lavrinovičius iš Žalgirio atvykęs tikrai geras vaikinas, nebus liūdnas su juo tikrai. Ir tai ir smagu, kad Rupštavičius grįžo pas mus, ir teko su juo šnekėti ir per praeitą sezoną, kai jis buvo Zelandijoje, kad jis tikrai pasilgo Panžio ir Lietuvos, bet būtent, kad ir Lietkabelio pasilgo. Tai džiugu, skelbia, kad jisai ir labai norėjo žaisti Lietkabelį. Jo, jis tikrai norėjo ir džiugu, kad rado išeitį, kad ir su Žalgiriu susitarė, bet vis tiek, kad pas mus atvyko. Kokie turnyrai yra numatyti, kokios rungtynės, kur žaisit pasiruošimą? Pasiruošimas, tai paskelbta, man atrodo, viskas, tai dabar pradėsim su Ventspiliu draugiškos, paskui Sargūno taurė tradicinė ir tada dar 3 rungtynės Latvijoje laukia, kur vienos paprastos draugiškos, kitos turnyrėlis su Vefu beros. Šis sezonas tau Lietkabelį jau yra 6. Taip. Kaip keitėsi pati Lietkabelio organizacija nuo to, kai tu atėjai, iki dabar koks jis yra? Kokia yra ta organizacija? Jo, tai čia dabar, kai naujokai ateina, tai jie ateina tikrai puikia atmosfera, puikia tiesiog tokia kaip organizacija, deriniai visą, tai ko mes
pirmais metais tikrai neturėjom, ten pradedant visokiom ledo mašinom, aparatais, atsigavimo aparatais, reabilitacijos, turim dabar ir ne tik savo rūbinę, bet šalia turim ir kitą rūbinę, kuri grinai yra reabilitacijai ir atsigavimui skirta, tai tokie dalykai tikrai čia daug duoda klubui, ko pradžiai net tai, kad neturėjom, bet net nepagalvojom, kad galim turėti. Tai jau dabar tie naujokai, kad ir Martynas Varnas su Bičkauska, tie, kurie pernai atėjo, sako, wow, čia net negalvojom, kad Lietkabelė taip viskas gali būti gerai. Tai sakyčiau, galbūt po Žalgirio, gal net turim vos negeriausias sąlygas Lietuvoje, gal net Normantas irgi, esu dažnai pasišnekam, sako, gal net ryt tokių sąlygų nėra, kad tiek turėtų visko. Tai jo, tikrai klubo organizacija, vadovai gerai dirba ir tikrai mes turim daugiau negu pakankamai čia. Ar turi kokią svajonę? Apie ką svajoji? Tai svajonių yra aišku, tai viena svajonė buvo apsivilkti Lietuvos rinktinės marškinėlis, tai va jau vykdyti ir aišku, nežinau, tokia svajonė būtų laimėti kokį auksą, tai... O asmeninis? Tai čia asmeninis ir yra, kad kažką laimėti, nes dar karjerai nieko nepavyko aukščiausią laiptelę palipėti, nes aišku, dar ta karjera ne tokia ir ilga, bet su Lietkabeliu kažką būtų tikrai labai, labai džiugu pasiekti. Ko palinkėtum fanam ateinantį sezoną? Tai fanams palinkėčiau nenustoti tobulėti, nes čia kiek jūs pasistumėjot per tuos metus, tai čia yra irgi įspūdinga. Čia irgi prisideda prie to, kaip organizacija pati Lietkabelė patobulėjo, tai fanai irgi, ypač per praeitą sezoną, tai labai, labai džiugu ir pagirtina. Ir jo, tai linkiu toliau ir nenustoti to daryti ir neprarast to ūpo, entuziazmo, nes tikrai labai, labai džiugu ir galiu pasakyti, kad pernai labai padėjot, kai buvo mums sunkiau, ten atsimenu KMT, kai dar buvo ketvirtfinalis, kai ten sunkus irgi etapas buvo komandai, bet jūs vis tiek palaikėt, tai tas buvo labai džiugu ir suteikėt papildomas emocijas komandai, tai ir toliau linkiu to ir kad dar geriau būtų. Aš čia dar pasirašau tos dabar labai populiarus žaibo klausimai vadinasi. Facebook ar Instagramas? Facebookas. Šuo ar katė? Šuo, 100%. Kelionė automobiliu ar lėktuvu? Automobiliu. Knyga ar filmas? Knyga. Rytinė ar vakarinė treniruotė? Rytinė. Kardio ar štanginė? Štanginė. Nike ar Adidas? Nike'as. Labai lengvi čia visi. Kava ar arbata? O, čia sunkesnis. Arbata gal. Gazuotas ar paprastas vanduo? Paprastas. Kalnai ar jūra? Kalnai. Audi ar Toyota? Audi. Aš dabar Toyota, bet su žmona svajojam. Va viena iš svajonių, kad svajojam Audi turėtų. Tai ačiū, kad atėjai ir pokalbis buvo malonus. Tikiuosi tau irgi patiko ir sėkmės komandai. Ir mes susitiksim rugsėjo 3 dieną per draugišką Sargūno turnyrą ir skelbia, kad panevėžiečiai galės eiti nemokamai. Taip, lauksim visų ir ačiū, labai malonu.